Fiksuoju faktą. Chronometrija skaičiavimai 2024 Liepos 9 išsiunčiau krūvą laiškų Lietuvos Respublikos jurisdikcijoje veikiančiams kontoroms, jų darbuotojams bei jų vadovams. Pasikartosiu. Fakto fiksacija, chronometrija skaičiavimai 2024 Liepos 9. Šiandien taip vadinamam Tytuvėnų pašte išsiunčiau 6 laiškus įvairioms Lietuvos Respublikos jurisdikcijoje veikiančioms kontoroms, jų darbuotojams bei jų vadovams. Tai konkrečiai dėl klastojimo dokumentų ir duomenų Vidaus reikalų ministerijos ministrei, tiksliau ministrės pareigas vykdančiai Agnei Bilotaitei, su tokiu nurodymu persiųst mano kreipimusius dokumentus visų apskričių vyriausių policijų komisariatų vadovams bei išimčių. Ir dar atskirai nusiunčiau Kelmės rajono policijos komisariato viršininkui Artūrui Kočikui atskirą laišką. Taip pat Teisingumo ministerijai ir einančiai ministrės pareigas Evelinai Dobrovolskai su nurodymu išsiųst kopijas mano kreipimuose Šiaulių apylinkės Kelmės teismo rūmų teisėjams, konkrečiai Vidmantui Rudaičiui, Laimai Borkovskienei, Daivai Valčiukienei, nes neradau informacijos, kas tų rūmų šeimininkas ten, vadovas yra, pirmininkas ar ką. Toliau užsienio reikalų ministerijos vado ministro pareigas vykdančiam Gabrieliui Landsbergiui su nurodymu nusiųst, kaip ten vadinasi, migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus pareigas užimančiai Evelinai Gudzinskaitei, taip pat finansų ministrės pareigas užimančiai Gintarei Skaistei su nurodymu nusiųst kopiją mano kreipimuose Kelmės rajono, taip vadinamai, valstybiniai mokesčių inspekcijai, jos viršininkui, kurio duomenų irgi neradau, kas ten užima. Ir dar vienas laiškiukas buvo Užsienio reikalų ministerijoje, Jungtinių tautų, tarptautinių organizacijų ir kitų žmogaus teisų departamento direktoriui Andriui Krivui, bet čia atskira tema. Tai tas mano kreipimasis, kurį toms 5 kontoroms įsiunčiau irgi išdėstytas ant 3 lapų. Aš jau labai panašų siunčiau Kelmės rajono savivaldybės administracijai, tiksliau CMS-ui, Centrinė metrikacijos skyriui, buvo adresuota ten vyriausios teisininkės pareigas užimančiai, atrodo, Daliai Lileikienei, kopiją pateikiant ar perdodant Kelmės savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas užimančiai Laivieniai tokiai. Tai čia ant 3 lapų šiek tiek pakoreguotas, faktiškai skirtas tiems visiems asmenims, kuriuos aš prieš tai išvardinau. Tekstas identiškas, nors šitą konkrečiai, šitas adresuotas konkrečiai čia Agnei Bilotaitei, bet esmės tai nekeičia, kadangi, sakau, tekstas vienodas, tai aš supažindinsiu visus dabar viešai su tekstu. Tai kaip visada, mano taip vadinami rekvizitai mano valdomo asmens, kur man galima siūst susisiekimui, paštą tą vadinamą korespondenciją, pranešimų siuntas, dokumento užvadinimas, dėl ko čia numeris numeruotas. Kartu ir priminsiu tiems, kurie jau ankstesnį vaizdainį matėt ir maždaug tekstą įsivaizduojat, esat girdėję, bet čia šiek tiek kitoks. Kreipimasis faktų deklaracija numeris 2024-07-08, pasvirasis brūkšnelis ministr -010. Chronometrijos skaičiavimų 24 Liepos 8
dėl pateikiamų man dokumentų ir juose pateiktų duomenų klastojimo bei Kelmės rajono savivaldybės administracijos personalo nekompetencijos. Ir čia kaip visada vartojama šiame dokumente sąvokų išaiškinimas. Tokia bendroji dalis. Ir toliau deklaruojamas faktinės aplinkybės. Chronometrijos skaičiavimo 2024 03.06 raštu kreipimusi faktų deklaracija numeris 2024-03-06 pasvirasis LR-CMS-010 į Kelmės civilinė metrikacijos skyriaus, toliau CMS per teisės ir personalo skyriaus vyriausiosios specialistės pareigas vykdančią Dalią Lileikienę, išreikšdama savo laisvą valią grąžinti mano vadovaujamą fiziniam juridiniam asmeniai duomenis, giminės vardą, skliaustelėse pavardę, remiantis tais dokumentais, kurie buvo įrašyti Kelmės CMS gimimo aktų įraše numeris 10 1972 m. vasario 17 d. Į minėtą mano kreipimąsi gautas atsakymas raštu 2024 0313 numeris skliaustelėse 15.S2E CSD-22, kurį pasirašė Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorės pareigas vykdanti Danutė Laivienė. Jos pateiktame atsakyme, painiojant mane su asmeniu, minima, kad, cituoju, negali suteikti šios paslaugos, nes pateiktas kreipimasis netitinka asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo Kelmės rajono savivaldybės administracijoje taisyklių, citatos pabaiga. Chronometrijos skaičiavimo 2024 3 mėnesio 13 dieną vėl raštu pagal man pateiktą prašymo formą, toliau vardiju PF, kreipiausi į Kelmės CMS, išreikšdama savo laisvą valią grąžinti man, mano valdomama fiziniam juridiniam asmeniai duomenis, giminės vardas, skliaustelėse pavardė, remiantis tais duomenimis, kurie buvo įrašyti Kelmės CMS gimimo aktų įraše numeris 10 1922 vasario 17 dieną, cituoju. Įrašyti duomenys taip, kaip įrašyta CMS Kelmės skyriaus gimimo aktų įraše numeris 10 1972 vasario 17 dieną, neiškraipant rašmenų, pirmosios raidės didžiosios, kitos mažosios, laikytis įstatymų ir lietuvių kalbos gramatikos. Citatos pabaiga. PF mano pasirašytas vadinamo asmens autografų be atsakomybės. Čia yra mėlynai pavyzdys, kaip aš ten pasirašiau to parašų be atsakomybės. Po toliau PF pateiktomis pastabomis pasirašiau pilnai išsaugant visas savo teisinius statusus žmogaus ir teisinių santykių subjektų žmogus, teisės ir laisvės, tame tarpe ir prigimtinės. Pasirašiau ten vyras nuo savo vardu Dainius. Minėta PF priėmė ir užvizavo, kad gauta 24.03.13 NR-CKA-3 teisės ir personalo skyriaus vyriausiosios specialistės pareigas vykdanti Dalią Lileikienę. Minėtas mano užpildytas ir pateiktas PF buvo priimtas ir akceptuotas pilna apimtimi su visais mano įrašytais duomenimis, sąlygomis ir pasirašymais, pateikiant man raštišką atsakymą, skliaustelėse išvada dėl pavardės pakeitimo 2024-03-15 NR-CKA-3, kurį patvirtino ir užvizavo teisės ir personalo skyriaus vedėjo pareigas vykdantis Arūnas Kasparavičius bei teisės ir personalo skyriaus vyriausiosios specialistės pareigas vykdanti Dalia Lileikienė. Visus minimus dokumentus galima patikrinti Kelmės rajono savivaldybės registruose. Prie minėto atsakymo, tai yra išvada dėl pavardės pakeitimo 2024-03-15 NR-CKA-03, man buvo pateiktas dar vienas dokumentas, civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašas. Toliau CBAPPI, aš taip užvadinau, su suklastotais niekada neegzistavusi ir neegzistuojančio asmens Dainius Lebedevas didžiosiomis raidėmis duomenimis.
minėto CBAPPI neakceptavau. CBAPPI originalą paėmiau kaip vykdomą prieš mane nusikaltimo įrodymą, o kopijas gražinau. CBAPPI sudarytojui su prierašu, cituoju, kopija gražinama be akcepto, dokumento fikcijos sudarytojui originalą pasiliekant kaip nusikalstamos veikos įrodymą, išsaugant visas mano teisės ir laisvės, vyras nuosavu vardu Dainis. Citatos pabaiga. Visus minimus dokumentus galima patikrinti Kelmės rajono savivaldybės registruose. Chronometrija skaičiavimo 2024 3 mėnesį 21. Raštu kreipimosi faktų deklaracija numeris 2024-03-21 pasvirasis brūkšnelis KRSADM -003 kreipiausi į Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas vykdančią Danutę Laivienę dėl jos pavaldinių nekompetentingumo ir dokumentų klastojimo. Dokumentas Kelmės rajono savivaldybės sekretoriate buvo priimtas ir užregistruotas kaip 2024-03-21 NR GP-221 D. Į mano kreipimąsi faktų deklaraciją numeris 2024-03-21 KRSADM -003 buvo gautas raštiškas nekompetentingas atsakymas be registracijos numerio, kurį pasirašė Teisės ir personalo skyriaus vedėjo pareigas vykdantis Arūnas Kasparavičius. Tame nekompetentingame atsakyme, painiojant įstatymus ir remiantis kažkokiu reglamentu, minima, cituoju, reglamento EB numeris 2252 pasvirasis brūkšnelis 2004 priedo antrame straipsnyje įtvirtintais reikalavimais, kad pase ar kelionės dokumente turi būti mašininio skaitimo biografinių duomenų lapas atitinkantis tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos, toliau ICAO dokumento numeris 9303 pirmos dalies reikalavimus, atsižvelgiant į ICAO dokumento numeris 9303 pirmos ir trečiose dalyse nustatytus reikalavimus, paso ir asmens tapatybės kortelės automatinio nuskaitimo zonoje, be kitų duomenų asmens vardas, pavardė, asmens tapatybės kortelėje ir pase įrašomi didžiosiomis raidėmis, kadangi minėtas ICAO rekomendacijos yra patvirtintos ES mastu reglamento EB numeris 2252 pasvirasis brūkšnelis 2004 nuostatomis. Jos yra privalomos valstybėms narėms, tame tarpe ir Lietuvos Respublikai. Citatos pabaiga. Visus minimus dokumentus galima patikrinti Kelmės rajono savivaldybės registruose. Chronometrijos skaičiavimo 2024 4 mėnesį 15. Dar vienu pakartotinu raštu kreipimusi faktų deklaracija pretenzija numeris 2024-04-15 pasvirasis brūkšnelis KRSADR -003 vėl kreipiausi į Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorės pareigas vykdančią Danutę Laivienę dėl jos pateikiamų man dokumentų ir juose pateiktų duomenų klastojimo bei jos administruojamo personalo nekompetencijos. Dokumentas Kelmės rajono savivaldybės sekretoriate buvo priimtas ir užregistruotas kaip 2024-04-15 numeris GP-344D. Į šią mano pretenziją vėl buvo gautas raštiškas nekompetentingas atsakymas be registracijos numerį, kurį vėl pasirašė Teisės ir personalo skyriaus vedėjo pareigas vykdantis Arūnas Kasparavičius. Visus minimus dokumentus galima patikrinti Kelmės rajono savivaldybės registruose. Šio kreipimosi faktų deklaracijos nurodymo esmė. Akivaizdu, kad visi šiame dokumente aukščiau minimi asmenys Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorės pareigas vykdanti Danutė Laivienė, Teisės ir personalo skyriaus vedėjo pareigas vykdantis Arūnas Kasparavičius ir Teisės personalo skyriaus vyriausios specialistės pareigas vykdanti Dalia Lileikienė, remiantis jų pačių pateiktose man atsakymuose, cituojamo reglamento EB numeris 2252 pasvirasis brūkšnelis 2004 priedo antrojo straipsnių, nesugeba suprasti skirtumą tarp to reglamento EB numeris 2252 pasvirasis brūkšnelis 2004 priedo antrame straipsnėje minimų paso, asmens tapatybės kortelės ar kitų kelionės dokumentų ir Kelmės rajono savivaldybės pastate įsikūrusio CMS išduoto man paprastu spausdintuvu
ant paprasto A4 formato lapo atspausdinto, kabutėse dokumento, skliausteliuose CBAPPI, kuris nėra nei pasas, nei asmens tapatybės kortelė, nei kitas kelionės dokumentas ir kad jame įrašomi duomenys privaloma tvarka atitikti reglamento EB numeris 2252 -2004 nuostatų pagal ICAO rekomendacijų, kurioje joks CBAPPI nėra reglamentuotas. Klaidingo minėto reglamento EB numeris 2252 -2004 pritaikymo kabutėse pasiekmė, nepaisant konkrečių mano ranka surašytų PF sąlygų, kurias pilna apimtimi akceptavo į savo parašais tą akceptą, patvirtino atsakingi Kelmės rajono savivaldybės personalo darbuotojai, Teisės ir personalo skyriaus vedėjo pareigas vykdantis Arūnas Kasparavičius ir Teisės personalo skyriaus vyriausiosios specialistės pareigas vykdanti Dalia Lileikienė, buvo sukurtas nusikalstamas precedentas. O gal tai jau vykdoma ne pirmą kartą. Sukurta nauja, niekada neegzistavusi juridinė fikcija. Fizinis asmuo su įrašytais į suklastotą CBAPPI fiktyviais niekada neegzistavusio ir neegzistuojančio Lietuvos Respublikos jurisdikcijoje asmens duomenimis Dainius Lebedevas didžiosiomis raidėmis su priskirtu, panaikintu ir nebeegzistuojančiu 13 skaitmenų asmens kodu. Taip uzurpuojant pirminius tarybinio piliečio duomenis. Remintis aukščiau išdėstytomis faktinėmis aplinkybėmis, cituojamas dokumentais bei precedentų, darytina logiška, neginčytina išvada, kad Kelmės rajono savivaldybės administracijos vadovybė bei personalas sąmoningai ar nesąmoningai klastoja oficialius dokumentus bei juose įrašomus duomenis. Po keleto gyvų susitikimų ir jų metu įvykusių mano pokalbių su Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas vykdančia Danutė Laivienė, Teisės ir personalo skyriaus vedėjo pareigas vykdančiu Arūnu Kasparavičium ir Teisės ir personalo skyriaus vyriausios specialistės pareigas vykdančia Dalia Lileikienė, man tapo akivaizdu, kad išvardintų asmenų esu sąmoningai klaidinamas, bandant pastariesiems išvengti atsakomybės už jų vykdomą nusikalstamą veiką. Įtvirtinta Lietuvos Respublikos baudžiamo kodekso 300, 249 ir 25 straipsniuose. Taip pat akivaizdu, kad vykdanti Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas už viską, ką savivaldybės pastate veikia savivaldybės personalas, yra atsakinga Danutė Laivienė, kuri paskutiniojo gyvo susitikimo metu pati žodžiu patvirtino šį faktą. Prireikus neginčytami įrodymai teismui bus pateikti. Ar Danutės Laivienės veiksmai atliekant savo pareigas buvo piktybiniai ar dėl kompetencijos stokos, atskira iki teisminio tyrimo prerogatyva. Kaip ir Teisės ir personalo skyriaus vedėjo pareigas vykdančio Arūno Kasparavičiaus ir Teisės ir personalo skyriaus vyriausios specialistės pareigas vykdančios Dalios Lileikienės tarnybinių pareigybinių veiksmų atlikimo patikra. Pareiškiu, kad mano naudojamo asmens duomenis Dainius Lebedevas, pirmosios didžiosios, kitos mažosios, niekaip nėra susiję su nelegitimiu, teisiškai niekinė fikcija Dainius Lebedevas didžiosiomis raidėmis, skliaustelis ar Lebedevas Dainius didžiosiomis raidėmis ir kokiu nors kabutėse asmens kodo. Aš niekada nepasirašiau jokios sutarties kabutėse, nedaviau jokio sutikimo niekam, neperdaviau jokių įgaliojimų, kad mano naudojami asmeniniai duomenys, Dainius Lebedevas, pirmos didžiosios, kitos mažosios, būtų naudojami laidavimui, garantijai, globai ar bet kokių kitų įsipareigojimų bei prievolių prisijėmimui Lietuvos Respublikoje ir ES jurisdikcijoje už ne mano sukurtą teisišką niekinę fikciją Dainius Lebedevas didžiosiomis raidėmis ir skliausteliuose ar Lebedevas Dainius didžiosiomis raidėmis. Išreiškiu savo valią ir draudžiu bet kam taip pat valstybiniai įmoniai, registrų centras, Lietuvos Respublikos valstybiniai mokesčių inspekcijai, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai ir kitiems valstybiniams juridiniams asmenims
naudoti, saugoti, perdavinėti ar kitaip disponuoti funkcijos Dainius Lebedevas didžiosiomis raidėmis skliausteliuose ar Lebedevas Dainius didžiosiomis raidėmis duomenimis, tapatinant juos su manimi. Kiekvienas, kuris nepaisydamas šios mano valios, bet kur ir bet kaip panaudos fikcijos Dainius Lebedevas didžiosiomis raidėmis skliausteliuose ar Lebedevas Dainius didžiosiomis raidėmis duomenis, ko pasiekmėje atsiras koks nors įsiskolinimas ar kitos nuostolingos, žalingos man pasiekmes, bus tiesiogiai asmeniškai atsakingas savo asmeninių turtų bei nuosavybę, o nesant turtui ar nuosavybei, realios laisvės suvaržymų ar atėmimų už tas pasiekmes bei iškilusių nuostolių ir žalos atlyginimą pareiškėjams. Kadangi fikcijos Dainius Lebedevas didžiosiomis raidėmis, skliaustelis ar Lebedevas Dainius didžiosiomis raidėmis, sukūrime tiesiogiai dalyvavo ir fikcijos atsiradimą laidavo Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorės pareigas vykdanti Danutė Laivienė, Teisės ir personalo skyriaus vedėjo pareigas vykdantis Arūnas Kasparavičius ir Teisės ir personalo skyriaus vyriausiosios specialistės pareigas vykdanti Dalia Lileikienė, tai už visas pasiekmes pirmiausia tiesiogiai yra atsakingi jie. Aš nesu fikcijos Dainius Lebedevas didžiosiomis raidėmis, skliaustelius ar Lebedevas Dainius didžiosiomis raidėmis, laiduotojas, globėjas, įsipareigojęs ar atsakingas asmo ir niekaip neatsakau už fikciją Dainius Lebedevas didžiosiomis raidėmis, skliaustelius ar Lebedevas Dainius didžiosiomis raidėmis, ar su jie susijusius reikalus ir nebendrininkauju su asmenimis nusikalstamai naudojančiais minėtos fikcijos asmeninius duomenis. Bet koks kieno nors, ne mano paties, sukurtas ir kam nors pateiktas dokumentas, veikselis, sutartis ir taip toliau ir panašiai, nepasirašytas mano įskaitomų rašytinių autografų ar parašų, tai vyras nuo vardu Dainius Viktoras sūnus, ir neužantspauduotas mano dešiniojo nykščio antspaudu, laikytini niekiniais ir neturinčiais jokios teisinės galios nuo pat to dokumento kabutėse atsiradimo momento. Aš nesinaudoju, nes neturiu galimybės, nesu asmuo ir neturiu asmens kodo, tą draudžia Niurnbergo proceso nuosprendis, ir nepripažįstu jokių elektroninių parašų, nei fizinių, nei juridinių asmenų, nes nesu su niekuo sudaręs jokių sutarčių dėl abipusio elektroninių parašų pripažinimo. Bet kokie kitų man siunčiami dokumentai pasirašyti elektroniniais parašais, nepasirašyti rašytiniais parašais ir neantspauduoti šlapiais antspaudais, ab inicijo laikytini teisiškai niekiniais ir tinkamai nepasiekę, neinformavę, kabutėse, adresato. Už tokių dokumentų sukeltas pasiekmes aš niekaip neatsakau. Už tokius dokumentus ir jų sukeltas pasiekmes atsako patys tokių dokumentų sudarytojai ir siuntėjai. Kreipiantis į mane tiek gyvai, tiek raštu, visada pagal nutilėjimą be išimčių, laikytis prezumpcijos, kad aš, sąveikodamas su bet kokiais fiziniais ar juridiniais asmenimis, realizuoju visuotinės žmogaus teisų deklaracijos 6 straipsnio nuostatą būti pripažintų teisinių santykių subjektų žmogus. Tik taip ir niekaip kitaip, kol pats raštu ar žodžiu nepareikšiu, kad noriu būti pripažintas kitų teisinių santykių subjektų. Bet koks kieno nors vienašališkas bandymas be atskiro mano raštiško sutikimo kreiptis į mane ar prilyginti mane kokiam nors kitam teisinių santykių subjektui nei žmogus, ab inicijo laikytinas neteisėtų ir nusikalstamų. Tokie bandymai traktuotini kaip mano garbės ir orumo žeminimas bei įžeidimas. Taip pat dar kartą primenu visiems fiziniams bei juridiniams asmenims, veikiantiems Lietuvos Respublikos jurisdikcijoje ir privalantiems laikytis bei vykdyti Lietuvos Respublikos konstitucijos nuostatas ir vadovautis tarptautinės teisės viršenybė, kad naudojusi visuotinės žmogaus teisų deklaracijos 21 straipsnio 1 dalies nuostatą, cituoju, kiekvienas turi teisę tiesiogiai arba per laisvai išrinktus atstovus dalyvauti valdant savo šalį, citatos pabaiga. Ta patį reglamentuoja ir Lietuvos Respublikos konstitucijos 4 straipsnio nuostata. Cituoju, aukščiausią suverenę galią tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus, citatos pabaiga. Remiantis aukščiau cituojamais teisinių aktų straipsniais ir precedentų, kad aš nedalyvavau ir nedalyvauju jokiuose rinkimuose,
Nerinkau ir nerinku jokių savo atstovų. Niekam nesuteikiau ir nesuteikiau jokių teisių kur nors atstovauti mane. Niekam, jokiems fiziniams ar juridiniams asmenims nesuteikiau, neperleidau ir neperduodu jokių turto patikėjimo valdymo ar kitokių manęs atstovavimo įgaliojimų. Pareiškiu, kad aš savo aukščiausią suverenę galią vykdau tiesiogiai pats be jokių tarpininkų. Kiekvienas trukdantis ar bandysintis trukdyti man realizuoti šias vietinių bei tarptautinių įstatymų reglamentuojamas mano teisės ir laisvės bus traktuojamas kaip vykdantis nusikalstamą veiką prieš žmogų. Asmeniškai atsakingų dėl susipažinimo su šiame dokumente išdėstyta informacija visus suinteresuotus asmenis bei juridinius asmenis tiek vietinių, tiek respublikinių mastų buvo įpareigota Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius pareigas vykdanti Danutė Laivienė, kuri bus atsakinga už bet kokias pasekmes bei nesusipratimus kabutėse iškilusius dėl kieno nors nežinojimo, neinformatumo apie šį dokumentą. Tačiau dar papildomai pats raštu informuoju visus suinteresuotus Lietuvos Respublikos fizinius ir juridinius asmenius bei jų vadovus, nes Danutė Laivienė yra galutinai praradusi mano pasitikėjimą ir piktybiškai gali nutylėti apie šio dokumento gavimą ir egzistavimą. Teisę aiškinti ar interpretuoti šiame kreipimuose faktų deklaracijų išdėstytą informaciją pasilieku savo. Be žalos ir nuostolių man, mano turtai bei nuosavybei, išsaugant visas mano teisės ir laisvės, be apgręžimo į mane. Vyras nuosavo vardu Dainius Viktoro sūnus. Taigi, dokumentas paviešintas, adresatai išvardinti, skaitau, kad faktas susipažinimui paviešintas pakankamai teisingai, teisiškai ir teikti kam nors iš minėto adresato, kad nežinote apie šio dokumento egzistavimą ar nesusipažinote su jo turiniu ir negalite įvykdyti nurodytų įrodymų, yra niekinis ir absurdiškas. Tiek žinių.